Dar trumpas video, kaip sužinoti, ar termopavaros, būtent šitie prietaisėliai yra funkcionalūs, jie veikia, atsidaro, užsidaro, reaguoja termostatų užduodama tą temperatūrą. Tai iš tikrųjų yra viskas paprasta pakankamai. Kaip matoma, šitas juodas tas viršutinis apskritimas yra išlindęs iš termopavaros. Reiškia, termopavara yra atsidariusi. Tai vad, 1, 2, 3 yra atsidarę, 4 užsidaręs, 5 atsidaręs ir taip toliau. Tai tas atsidarimas, užsidarimas užtrunka, kol sureaguoja termostatą pakeitus, tarkim, sumažinus temperatūrą žemesnė negu dabar yra kambarį, termostatas bus uždarytas. Ir per kokias nuo 5 iki 10 minučių tas juodas apskritimas susileis į apačią ir susilygins su paviršiumi. Taip, jūs galit pasižaisti, pasitestuoti su termostatu, pasididinti, pasižeminti temperatūrą ir pažiūrėti, ar reaguoja termopavara į nustatymą termostato. O jeigu, tarkim, termostatas pas jūs yra ne termostatas, o pavara yra kitokia, yra, pavyzdžiui, Sensus gamintojų ar kitų gamintojų, tai kartais būna, kad tas viršutinė dalis, tas apskritimas būna jau šiek tiek išlindęs gamykliškai, užsidaręs jau būna šiek tiek išlindęs, bet kada jūs atidaro tą termopavarą, tada dar labiau pakyla ta viršutinė dalis. Tai galima kartais apsigauti, kad šiek tiek išlindusi ta viršutinė dalis, jinai gali pasirodyti, kad termopavara yra atidaryta, bet iš tikrųjų anaiptol, iš tikrųjų jinai uždaryta, tiesiog pagal gamintoją tas uždaryta pavara nebūna tas apskritimas lygiai su paviršiumi viršutinės dalies, tai irgi atkreipkite dėmesį. O šiaip pajunginėjus termostatą, išjungus tą šildymą, palaukus 5-10 minučių, tikrai matysit akivaizdžiai pokytį tarp šitos dalies atidarimo, uždarimo ant termopavaros. Taip galim pasitestuoti, pasižiūrėti, ar termopavaros yra veikiančios ir ar atidaroma tam tikra zona šildymui ir viskas paleista. Tai toks trumpas instruktažas.